bet labai smagu dėl pasirodymo Europoje. Bent jau kol kas, o čia galimybė. Tobulai ekipai. Česnakovas, jo perdavimas dešinė koja ir tai gali būti pavojinga situacija. Ir panašu, kad tai turėjo lyg ir būti įvartis, labai nepatenkintas Talalas. Ir įvartis vis dėlto panašu, kad yra įskaitytas. Teisėjas rodo į laikrodį. Na, bus įdomu pamatyti šios situacijos pakartojimą. Gal net ir ten yra įvartis į savo vartus. Galbūt iš karto kamuolys pabuvojo vartų tinkle po perdavimo. Vytautas Černiauskas turi savo nuomonę. Nelabai apmaudu praleisti tokį įvartį. Tai yra įvartį į drabužinę prieš pat kėlinio pabaigą. Talalo įvartis yra įrašytas. Na, dar kartą žiūrime štai čia. Yra perdavimas, Vytautas Černiauskas į kamuolį nežaidžia ir panašu, kad taip. Talalas į kamuolį sužaidė. Štai čia perdavimas tolimo Virpsto link ir kamuolys vartų tinkle. Česnakovas atliko rezultatyvų perdavimą. Na ir šioje situacijoje buvo sunku Rokui Rasimavičiui. Labai arti jis buvo vartų linijos, buvo stumiamas į nugarą, pražanga nėra fiksuojama ir Aminas Talalas daro tai, ko nepadarė praėjusiose rungtynėse, nerealizavo labai geros galimybės.